Eina. Pamatų kasimas baigtas. 2 pusdieniai. Vienas kokias gal 3 valandas. Kitas pusdienis kokias 5 valandas. Ekskavatorius kasė 5 valandas. Užbaigimo darbai iš po ekskavatoriaus. Pagal trukmę vidaus ekskavatoriaus darbas. Kaminas palei sieną. Čia siena. Bum, bum. Kamino vieta biški pagilinta ir biški praplatinta. Biški praplatinta. Kur kaminas visai su siena praktiškai sutaps, kad remtus didesnių plotų. Ir čia pečiaus vieta, tokia irgi metrų pločio. Ir vidinė siena nueina. Dabar čia visur, kur einam, tai yra pietinė pusė. Čia turim 1,10 m iškasim, bet kelsim gruntą, kraštą kelsim apie 40 cm. Tai bus 1,50 m. Iš apačios pasiklos ekstruzinis per 5 cm, bus 1,45 m. Kaip pietiniai pusiai, tai pilnai pakanka. Kampai visur pagilinti, va taip įstrižai. Vidinė pusė nenuimta, tegul guli tas betonas. Ekstruzinis susiims vietą, tokia paksvirusi, reiškia. Čia jau yra rytinis pakraštys, šalčiai išeina ir čia jau yra kampas įleistas apie 1,25 m, 10 cm giliau. Ir dar kelsis, kaip sakiau, apie 40 cm, tai bus 1,60 m. Rytinis kampas. Ir čia atviras laukas, atvira vieta. Rytinis galas, reiškia, irgi per kastuvą 1,15 m, bet čia kelsis irgi apie 40 cm. Dešinys pakraštys yra truputuką pagilintas, va taip. Išorinis pakraštys yra pagilintas. Čia gaunasi 1,15 m išorinis, vidinis apie 80 cm, bet to pakanka nuo vidaus šaltis neina. Pereinam į rūsio zoną. Čia turim gerus 1,80 m ir dar kelsis apie 20-30 cm, taip kad rūsio lubos bus apie 2 metrus pilnai pakankamos. Giliau kasti ir negaliu, net pamuša gruntiniai ir va čia sububinau krūvą akmenų. Čia patopas buvo ir šiaip netaip sustabdžiau visą tą reikalą. Pati sudėtingiausia tranšėja buvo šita sprindžio pločių, reiškia. Tai ją reikėjo, ekskavatorius nedaėjo, reikėjo dagilinti ir reikėjo iškasti apie kubą. Tai kubas gruntų yra apie 2 tonas, reiškia, kelti virš 2 metrų, reiškia, ir įsitek gali tik tai šoniukų. Tai kastuvėlio galiukų pasismeigi ir velkiesi į platesnę šitą vietą kaip slide. Po, po porą kilogramų, tai 2 tonas, 1000 kastuvų. Gal 500 kastuvų, ne mažiau. Rūsio zona visur. Kaip sakiau, čia 1,80 m ir dar kelsis. Kabelio įvadas virš metro gaunasi. Irgi kelsis apie 20-30 cm. Rūsio zona, kai kur nugriuvę kraštai. Daug nenugriuvė, o čia irgi buvo akmenų reikėjo pribubinti. Čia ekskavatorius iškasė gilesnę duobę, sako, susimesk iš kitur iš šitą, tai tau nereikės kelti viršų. O pradėjau mušt gruntiniai, sumečiau į tus gruntinius, gausi pliurzą, tos pliurzos daug, tą pliurzą teko iškabinti visą kastuvėlių, prisirinkti kelias priekabas akmenų, sububinti, sukaltus akmenys, su didžiulė kuvalda ir užpildyti žvyrų. Tai vat sustojo. Rūsio zona baigėsi, čia tiesiai jis dar kitą sieną susijungs ir rūsys bus kvadratinis, apie 30 kvadratų. O čia visur, kur eina aukščio perkritimas, tokiais padarau laiptukais, reiškia, kad susirištų tarpusavyje. Ir dabar esam šiauriniai pusėje, irgi čia turim kokį 1,20 cm kelsis, bet čia yra vidinis pastato kampas, kiemas, reiškia, ir čia užuovėje, tai čia giliai nešals. Į kampo pusę vėl matosi, kad gilėja. Čia bus šiaurvakarinis kampas. Gilėja. Kampus visur nuleidau giliau ir kampai stovi, praktiškai, sakau, 1,30 m visur. Čia 20-30 gaunasi, paviršiaus 1,60 m. Čia yra vakarinė pusė. Šiaurvakarinė pusė, matosi, nelygų pakankamai. Bet išorinis kraštas, vėl turim tą reikalingą gylį. Pofik tas parabanų. Užpilsiu žvyriuką, biškį palyginsiu, ekstruzinių suspausiu ir, reiškia, čia kampukas biškį reikės paimti. Tas biškį negražiai atsistoja. Pamato plotis bus apie 30 cm.
irgi pakankamas. Rūsys. Nu, vat, grįžom prie pečių zonos, apėję ratu iš kitos pusės. Rūsys bus šiltintas tik tai viršutinis sluoksnis per kokį 50 cm, nuo įšalo 60, 58 ekstruzinis, viena juosta. O rūsio nešiltinsiu. Kadangi rūsio viena siena yra ir vidinė siena, tai nuo rūsio jinai bus šalta, tai jos nėra prasmės šiltinti ir nuo kambario pusės. Tai vat, padarius rūsį, ženkliai susitaupė ekstruzinio polistirolo. Ženkliai, jisai gana brangus yra ir turėsiu stabilios temperatūros, čia ir kampukai tokie pagilė. Turėsiu stabilios temperatūros patalpą. Rūsys, mano nuomonė, yra nepalyginamai reikalingesnis negu antras aukštas. Antras aukštas užima laiptai, pirmo aukšto ploto, antro aukšto ploto užima. O rūsys su įėjimu iš lauko, reiškia naudojamas retai, įėjimas į rūsį, bet gali sudėti daug daiktų reikalaujančių. Molis kaip akmuo. Gali paskambinti per visur blemba. Ypač šitoj šiaur vakariniai pusiai. Na čia tai Jėzus Marija. Matosi, kad jau tas molis, iš arčiau pafilmuoju, jisai ne toks kaip molis, bet toks miksas, tai yra molio ir kalkakmenio miksas, reiškia. Praktiškai vien tokia masė. Kalkakmenis, baltas kalkakmenis, dar nesusiformavęs kalkakmenis, bet jisai labai kietas yra. Raudono molio irgi yra labai kietas. Jau ant molio čia nieko nereikia, jokių čia žvyrų, nieko, kai sako, jokių įsidirbinėjimų nereikia. Čia kaip akmuo, čia, aš nežinau, kuolus reikės kalti, nusmailinau gerai. Didžiulė 5 kg kuvaldai ir matyt, kad ne vieną 10 smūgių reikės sububinti į kiekvieną kuolą. Bet prasideda truputuką protingesnis darbas, tas griovys buvo. Vadinkim tai intelektualinė mano nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Ką padariau? Tiek.